Mokytojo. Alio? Taip, atsiprašau, ponė Donofai. Kaip gyvenat? Su šventėm. Ne, tik norėjau paklausti, kaip Gidui sekėsi pirmą dieną mokykloje. Mes turėjom bėdų. Ką? Jo nebuvo mokykloje? Ne, taip. Kokia aš išsiblaškiusi. Kaip tik ir skambinau pasakyti, kad jis pasiliko mano sesers namuose ir pradės mokytis šiek tiek vėliau. Ne, viskas gerai. Tiesiog šiandien buvo sunki diena, bet viskas gerai. Atsiprašau, kad trukdau. Labai ačiū. Ačiū. Su kuo kalbėjai? Su Donofu. Su kuo? Su mokyklos direktorium. Kas atsitiko? Ne, norėjau paklausti, kaip vaikeliui sekės pirmą dieną mokykloje. Vaikeliui, Ramona, tas vaikelis jau tikras vyras. Nesirūpink juo per daug, nes jam tas negera. Gerai, bet juk žinai, kad jam tai buvo stiprus smūgis. Stiprus smūgis? Tu aš jam parodysiu stiprų smūgį. Jie ir toliau dėsis anglų lordo, aišku? Manueli! Stokis. Manueli. Man viskas gerai. Kodėl išėjai, Manueli? Daugiau niekad manęs nepalik. Manueli, man baisu. Mieloji, man viskas gerai. Ačiū, kad atbėgai. Daugiau taip nedaryk. Norėjau, kad prarastum vandens baimę. Tyčia sugalvojau. Pavyko, ar ne? Juk žinai, kad man nepatinka. Bet vandens jau nebijai, ar ne? Tai labai svarbu. Bent jau man. Kodėl? Todėl, kad šokai į vandenį manęs gelbėti, o tai reiškia tik vieną. Ką? Kad tu mane myli beveik taip, kaip aš tave. Dar abejojai? Šiek tiek. Negi tau taip sunku atsakyti, mama. Taip sunku? Kas atsitiko, Pablai? Nieko. Su klaviatūra mokės kovos menų? Žadėjom pasistengti būti draugais, o draugai neturėtų vienas kitų nepasitikėti, ar ne? Nirštu, nes mama man neatsako. Nežinau, kurį. Nė vieno laiško neparašė. Nesirūpink. Juk žinai, kaip seniai nemoka elgtis su kompiuteriais. Jiems kompiuteris kaip kinų kalba. Gal jį pamiršo pasitikrinti pašto dėžutę ir tiek? O ką, manai, kad kažkas negerai? Ne, tikriausiai tu teisi. Paskambink jai. Arba grįžk kelis dešimtmečius atgal ir parašyk laišką. Nežinau, kurį gyvena. Tėvo paklausk. Einam? Einam į klasę. Gerai, palauk. Tu ateisiu. Gerai. Alio? Tėveli, kas atsitiko? Reikia, kad kuo greičiau grįžtum namo, Pablai. Turiu naujienų apie tavo mamą.
¿Qué novedades? Kokių naujienų? Hola. Alio? Hola. Alio, papá. tėveli, alio? Hola. Nežiūrėk taip. Daktarė Rėja sakė, kad galiu suvalgyti šokolado, jei labai noriu. Vadinasi, gydymas vyksta gerai? Pati save kontroliuoju. Puiku, Felė, sveikinu. Mija grįžus labai apsidžiaugs. Mes tavim didžiuojamės. Labadiena. Labadiena. Pone Donofai, ar galėtumėt pasakyti, kada grįž mokinė Kolučia? Ir Manuelis. Mokiniai Kolučiai yra gyrė, pradės mokytis, kai tik gaus bilietus grįžt į Buenos Aires. Gal apie Lasiną ką nors žinot? Taip. Mokinio Lasino mama man šiandien skambino, sakė, kad jis pas tetą. Prašau visus grįžti vietas. Nesuklyskite, aš esu švietimo įstaigos direktorius, o nepasimetusių paieškos tarnybos darbuotojas. Aišku? Aišku. Aišku. Gerai. Mokytoja, užeikit. Adelante. Hilda, mes manėm, kad čia giltinė. Spirito prašyčiau. Nieko baisaus, ponė Donofai. Nesistebiu, kad jie taip kalba. Kaip matot, aš gedžiu. Mano vyras mirė. Mirė Ilarijus? Pačią vestuvių naktį. Siaubinga, tiek laukia ir nieko. Pavariai. Mokiniai, dabar nelaikas juokaut. Mokytoja, prašom. Ačiū. Mokytoja Hilda, visos elito gimnazijos ir savo paties vardu reiškia jums pačią nuoširdžiausią užuojautą. Jei ko prireiktų, žinot, kur galit mane surasti. Cualquier cosa que necesite, sabe que yo estoy a su disposición. ¿Ven? Ačiū, ponė direktoriau. Jei ko prireiktų, senis nežino, su ko susideda. Tylėk, Tomai, kvailys. Sučiauk. Ačiū, ačiū, Spirito. Galiu pati susitvarkyti. Taip, taip, čia liūdesys pačia griniausia forma. Atsiprašau, ponė Donofai, jūsų laukia vienas įkyrus vyriškis. Ponas sako, kad jam nepatinka taip ilgai laukti, reikalas skubus. Noriu su jumis pasikalbėti. Eikit, Glorija. Prašom. Atsiprašau, sveiki, malonu susipažinti, labai ačiū, kad mane priėmėt. Kuo jūs vardu? Mano vardas Andresas Vaskesas. Vaskesas, prisėskit. Gerai, klausau. Atėjau Franko Kolučio vardu. Šit kaip, ponas Kolučius man skambino, jau viską žinau. Tik nesupratau, kada mokiniai Kolučiai pradės mokytis mokykloje. Taip ir nesupratau. Kad atsakyčiau į šitą klausimą, man reikia jūsų pagalbos. Tu paaiškinsiu. Gerai. Mija ir Manuelis laimėjo kelionę. Kaip tėvai gali leisti vaikams važiuoti, kai pamokos prasidėjo? Viskas buvo šiek tiek kitaip. Kiek žinau, Manuelio mama leido jam pačiam apsispręsti. O ponas Kolučius? Čia ir yra visa bėda. Regis vaikai norėjo susisiekti su Franku, bet ištiko šiokie tokie nesklandumai. Nesklandumai. Soneriai. Tuoj paaiškinsiu. Taip, paaiškinkit.